Lietuvos banko finansinio raštingumo centras šiemet jau antrą kartą mini nacionalinę finansinio raštingumo dieną ir šiemet kaip priemonę pasirinkome žygį, kad kiekvienas žmogus žengtų bent vieną žingsnį geresnę savo finansinio raštingumo link. Tad žygis tarytum simbolis gerinti savo finansinį raštingumą. Finansinis raštingumas, jo žinios jas reikia nuolat atnaujinti, nes dalykai keičiasi, paslaugos keičiasi ir norint priimti šiandien finansinius sprendimus, tai dažnu atveju nepakanka to, ką galbūt labai gerai žinojome prieš 10 metų. Tai naudoju kelias sąskaitas, vieną taupimui, kitą pagrindiniam lėšom, kitą investicijom. Nuo įdėto darbo tikriausiai, kiek įdėti darbo, tiek turi pinigų. Jeigu nedirbsi, neturėsi. Finansinis saugumas priklauso nuo pačio žmogaus. Aš manau, kaip jis savo finansus moka planuoti, kaip jis moka visą laiką turi, jeigu pajamos didesnės negu išlaidos, tai aš manau, senatvė bus normali ir nebus problemų.